Trečią pamoką ir trečioje pamokoje parduotuvės kūrimo mes sutvarkysime jūsų pages. Tai legal pages. Tai ką mes darome? Einame į online store, spaudžiam pages, atsidarom settinguose naują tabą, einam legal ir paprašom, kad mums Shopify sukurtų templates. Refund, privacy, terms of service. Ką mes padarome? Mes nukopijuojam refund policy, einam į pages, spaudžiam add pages, rašom refund policy ir pastinam čia. Pasikeičiam savo elektroninį paštą į savo parduotuvės profesionalų paštą. Jeigu dar neturite, galite palikti tokį. Kai susikursite, būtinai pakeiskite elektroninį paštą šitose formose. Tai rašom info @mano domeinas.com. Taipogi čia pakeisti reikia irgi savo elektroninį paštą. Ir scrollinam toliau. Ir realiai viskas. Spaudžiam save. Jeigu turite kažkokių kitokių, kaip sakyti, jūsų policies yra kitoks, jūsų grąžinimas yra po 14 dienų po pirkimo, kai praeina nebegalite grąžinti produktų ir taip toliau, tai galite persiskaityti viską ir pasikeisti pagal save, bet šiaip preliminariai čia viskas yra sutvarkyta. Spaudžiam atgal, einam nukopijuojam privacy policy ir tuomet add page, privacy policy. Spaudžiam save. Tiksliau pakeistam. Čia pakeičiam jūsų parduotuvės domeiną, tai demonstracija.com. Scrollinam žemiau. Insert descriptions of other types of tracking technologies. Tai čia jeigu naudojate Pinteresto trackingą, galite įdėti čia taip pat, bet realiai ten bus apačioje. Tai čia realiai nieko rašyti nereikia. Insert any other payment types accepted. Tai jeigu kažkokį dar naudojate kitą apmokėjimo metodą, negu kreditiniam kortelį PayPal ir taip toliau, tai galite irgi įdėti. Insert any other information you collect offline data purchase. Čia galite palikti. Čia. Insert any information of orders. Čia visur galite realiai ištrinti. Matote, va čia galite įdėti opt-out linkus, tai čia šitoje vietoje galite įdėti, jeigu naudojate Pinteresto atsus, Snapchat'o, TikTok'o, čia galite įdėti būtent jų linkus. Ir žinoma, čia galite parašyti amžių, nuo kokio amžiaus parduoti daiktus. Čia galim parašyti age of 18. Taipogi pasikeičiam savo elektroninį paštą į profesionalų, info@domain.com. Jūsų profesionalų paštą, čia pasirašom parduotuvės pavadinimą, demonstraciją. Ir čia galite palikti adresą, galite ištrinti. Realiai, jeigu nenorite, kad jums siūstų daiktus atgal kokius ir taip toliau, ar žinotų jūsų adresą, tai galite čia šitą panaikinti. Jeigu naudojate lietuviškus payment providerius, tai kaip Paysera, Cardinity ir taip toliau, tai jums reikės palikti tikslų adresą, kuris pas jūs įrašytas būtų individualioje veikloje. Spaudžiam save. Einam atgal į pages ir turim terms of service. Spaudžiam add page. Terms of service. Spaudžiam paste. Netyčia pažymėjau bold. Ir einam nuo pačių pradžių. Taip. Čia jūsų parduotuvės pavadinimas, viskas tvarkoj, scrolliname žemiau. Viskas tvarkoj. Returns policy, ką jums reikėtų padaryti, tai paspausti, uždėti linką, spaudžiam insert link,
Mums reikia pasižiūrėti, tiksliau. Tai pasižiūrėsim, koks yra mūsų linkas. Spaudžiam pages. Ir čia yra returns policy, tai mums reikia refundo. Ir view page. Kopijuojam. Ir dedam čionais. Spaudžiam insert link. Tas žmogus, kai norės pažiūrėti return policy, tiesiog paspausint šitos nuorodos ir jį iškart išmes. Taipogi padarom čionais tą patį su privacy policy. Viskas atrodo kaip ir gerai. Ir pačioje kontaktinė informacija, tai gali parašyti savo elektroninį paštą ar telefono numerį, ir tą, arba savo adresą. Dabar mums reikia šitus visus sutvarkytus, taipogi įdėti čionais, kadangi šitie puslapiai bus rodomi checkout'e, kai žmogus atsiskaitinės, apačioje bus linkai į šitas nuorodas. Tai irgi turim sutvarkyti visus. Privacy policy. Ir turim dar refund policy. Page. Ir spaudžiam save. Mums dar reikėtų sukurti shipping policy. Kaip matote, šiandien jo sugeneruoti negalima, nes jis turi būti pagal jūs. Tai ką mes darome? Mes einam atgal į pages. Spaudžiam add page ir rašom shipping policy. Ir aš turiu tokį šabloną, kurį įdėsiu apačioje po šito video. Galite jį naudoti. Papeistim. Viską galite pasikeisti pagal save. Siuntimo laikas, iš kokių sandėlių, kiek laiko užtrunka sufulfilinti orderį ir taxis ir taip toliau. Ir čia pasikeičiat savo pavadinimą info@domain.com savo elektroninį paštą. Trečiojo pamokoje tiek. Sukūrėme puslapį.